Šitas tekstas apie vieną senelį, kuris pastoviai nieko negali. Apie tą, kuris nieko nesupranta, pastoviai kartoja porą frazių kaip maldą. Nu kaip ir ką aš galiu, manau, kad galiu. O gal ir negaliu, anksčiau turbūt galėjau. O gal ir ne visai, o gal vis dar galiu. Tu ko nesupratai, tai va, pastoviai jis vaizduoja viršininką kietą, bet kas iš to jau seniai nulinkęs pistoletas. Apie jo seną negalę jau žino visas miestas, seniai jau juokės išsijuosęs visas vietas. Nu kaip, tai ką aš galiu, manau, kad galiu. O gal ir negaliu, anksčiau turbūt galėjau. O gal ir ne visai, o gal vis dar galiu. Tu ko nesupratai, tai va, pastoviai jis vaizduoja viršininką kietą, bet kas iš to jau seniai nulinkęs pistoletas. Apie jo seną negalę jau žino visas miestas, seniai jau juokės išsijuosęs visas vietas. Nu kaip, ir ką aš galiu, manau, kad galiu. O gal ir negaliu, anksčiau turbūt galėjau. O gal ir ne visai, o gal vis dar galiu. Tu ko nesupratai. Stoviu negaliu, sėdžiu negaliu, kuriu negaliu, pasiverčiu ant šono irgi negaliu. Sapnuoju, kad galiu, net 3 kartus galiu. Nubudęs suprantu, kad sapne galėjau, o dabar vėl negaliu. O dabar vėl negaliu. Šitos istorijos moralas paprastas, ir nieko naujo čia nebuvo ir nebus jau atrasta. Pasitrauk į šalį, jeigu negali, ateis tau pamaina sveika ir normali. Nu kaip, ir ką aš galiu, manau, kad galiu. O gal ir negaliu, anksčiau turbūt galėjau. O gal ir ne visai, o gal vis dar galiu. Tu ko nesupratai, tai va, pastoviai jis vaizduoja viršininką kietą, bet kas iš to jau seniai nulinkęs pistoletas. Apie jo seną negalę jau žino visas miestas, seniai jau juokės išsijuosęs visas vietas. Nu kaip, ir ką aš galiu, manau, kad galiu. O gal ir negaliu, anksčiau turbūt galėjau. O gal ir ne visai, o gal vis dar galiu. Tu ko nesupratai. Stoviu negaliu, sėdžiu negaliu, guliu negaliu, pasiverčiu ant šono irgi negaliu. Sapnuoju, kad galiu, net 3 kartus galiu. Nubudęs suprantu, kad sapne galėjau, o dabar vėl negaliu. O dabar vėl negaliu. Šitas tekstas apie vieną senelį, kuris pastoviai nieko negali.